Liepos 7 dieną Šiaulių miesto kultūros centre prasidėjo 6-ojo tarptautinio folkloro konkurso festivalio Saulės žiedas konkursinė programa. 1-ojo tarptautinio konkurso dieną atlikėjai varžėsi 3 kategorijose – tradicinio folkloro šokėjų grupių, tradicinio dainavimo grupių ir solo vokalistų. Šiandien prasidėjo konkursas, visa folkloro paletė, įvairovė. Ką pamatėte? Aš tikėjausi, kad mes sutiksim kokį nors labai ryškų lyderį, bet šiandien tokio nebuvo. Tai buvo žmonės, kurie labai skirtingai pažvelgia į tradiciją. Ir aš manau, kad turbūt vienas pagrindinių dalykų visada vis dėlto reikia žiūrėti, kokie reikalavimai yra parašyti. Ir labai dažnai vadovai, sakykime, atvažiuodami, jie galvoja, na, kad jie atvažiuoja kaip į kokį šiaip festivalį. Čia yra konkursas. Vadinasi, žanras yra toks, kad tu nori ar nenori, tu turi paisyti tų reikalavimų. Vadinasi, jeigu tu ateini autentiško, pavyzdžiui, konkursą, kur yra autentiškumo reikalavimas ir mes išgirstame harmonizuotas, pavyzdžiui, lenkų liaudies dainas, tai žinoma, kad tu nepatenki netgi į diskusijų tą ratą. Konkursė turi būti taip, kaip yra parašyta. Matėte ir dainavimo kategorijas, matėte dainininkus, ką galėtumėte pasakyti? Aš manau, žmonės, kurie ateina į individualias varžybas, vadinasi, kaip asmuo, nesvarbu kokios šalies bebūtų, jis dainuoja savo krašto dainą. Ir jis vienas yra, arba yra kiti du, galbūt pritariamasis instrumentas, bet tą tradiciją tu turi vis dėlto atskleisti taip, kad tu arba pajustum ypatingą seną formą, arba kad tu pajustumai ypatingą, pavyzdžiui, kažkokį, aš sakyčiau, tokį visai žmogaus
pagavimas, kad tu esi tiesiog užburtas. Man buvo smagu išgirsti iš svečių, kad jie patį pirmąjį vis dėlto sako, taip, čia yra pirma vieta, būtent mūsų lietuviukų iš Australijos. Ir nes jie sakė, jis toks įtaigus, jis tiesiog užburiantis. Nors mes kaip profesionalai galėtume jam padaryti ir priekaištų, bet pavyzdžiui sugestija, jo tas išraiškingumas ir toks užbūrimas jis vis dėlto padarė savo. Aš jau matau, kad žymiai daugiau šiauliečių sėdi konkurse. Tai yra paprastų šiauliečių ir aišku smagu, kad būtent senjorai ateina. Na ką veiksi, kiaurą dieną sėdėsi namie, o čia ateina, susipažįsta su kitomis kultūromis. Ir man yra be galo džiugu, aš matau labai didelius pokyčius, būtent šiaulių žmonių akise. Jie eina, sveikinasi, jie pasako kokias pastabas, pasidžiaugia, žmonės pasidarė atviresni. Šiandien mes turėjom tikrai nelengvą dieną, nes šiandien buvo autentiškų folkloro ansamblių ir solistų konkursas. Dabar apdovanosime šitai. 5 kategorijos pirmiausia apdovanosime solo vokalistus. 3 vietos nugalėtojas. The third prize goes to Yavanshir Bayramov, Azerbaidžanas. Ir buvo nuspręstos 2 trečiosios vietos. Taip pat 3 vietą drauge su Azerbaidžanu yra Erdem Kivič iš Turkijos. Antros vietos nugalėtojas. the second place. Solo vokalistai dar visai eina. Solo vocals. Yra mūsų broliukas iš Latvijos Eriks Zets. Žmogui. And we have the second winner of the second place, as we only have men here. Ir jį keliauja žaviai moteriai Andrėjai Gitijų iš Rumunijos. Ir pirmoji vieta, aš sakyčiau, kad kaip tik mūsų svečiai, nes mes buvom kuklus, šitoj situacijai nelabai galėjome net ir kaip sakant, prakišinėti savų. Todėl labai smagu, kad jie pastebėjo būtent lietuvį iš Australijos Steponą Levickį. Jie yra proga su jaunais vyrais pasibučiuoti, bet su svetimais, žinai, nelabai gali, ne tos tradicijos, gausi dar į galvą. Tradicinio dainavimo grupės. Traditional singing. 3 vietos nugalėtojas. The third prize goes to Vėl labai smagu. Tai yra ansamblis Pamesta klumpė iš Melburno. Tradicinio dainavimo 2 vietos nugalėtojas yra prize for traditional singing. čia kaimyniškai kažkaip viskas krito. Postfolkloro grupė Rikši iš Latvijos. Latvia! Tradicinio dainavimo grupės 1 vieta. And the first prize in traditional singing. Kaip džiaugiuosi, kaip džiaugiuosi. Vyrai, Dieve, kaip aš myliu juos šiandien. Aidija, Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis. Tradicinio folkloro šokėjų grupės. Traditional dancing.
nugalėtojas. The third prize goes to Folkloro ansamblis iš Vengrijos Sutora. the third prize in traditional dancing šokiai grupėmis kategorijoje. Antros vietos nugalėtojas. The second prize goes to Tai yra, bijau pasakyti, kaip iš Turkijos tas universitetas. labai sunkus. Labai, Universiteto liaudies šokių bendruomenės jaunimo ir sporto klubo asociacija Turkija, Stambulas. Second prize. Turkiai gauna antrąją vietą tradicinių šokių grupėmis kategorijoje. Pirmos vietos, sakyčiau, tikrai labai gražų apdovanojimą, išraiškingą. Tiems, kas saugo, nesvarbu, kad nėra išorinio tokio, sakyčiau, gal visi nori išoriško temperamento, išorinės šypsenos, bet buvo tikrumas ir autentiškumas ir mes jį pagerbėme. Tai yra Tautinių šokių asociacija S-Brol, Ispanija. Ačiū visiems už nuoširdumą. Thank you for your sincerity. Congratulations. Komisijai. Ačiū komisijai. Ačiū komisijai. Thank you, the jury. Thank you.